žodžiu, video apžvalgą. Negi man skambina ir klausia, o kaip juos nustatyti, kaip veikia žadintuvas ir kaip pakeisti datą. Tad šita video apžvalga, manau, kad padės mano klientams, tie, kurie nupirko arba nori nupirkti šį puikų gaminį. Tai yra skaniai gaminys, visų 4 laikrodžių yra tokios pačios funkcijos, jį skiriasi tik tai dizainas. Pavyzdžiui, va šitų 2 laikrodžių skiriasi tik tai dirželio spalva. Nu ką čia pradėti? Nu, paimkime šitą juodą laikrodį. Populiariausia, manyčiau, iš visų šitų 4. Kaip veikia pašvietimas? Pašvietimas veikia šito paspaudimo, manau, kad puikiai matosi. Išsijungia jisai automatiškai už kažkiek sekundžių. Šito paspaudimu tai yra sekundomėras, šito mygtuku mes paspaudžiam ir bėga. Sustabdom, nulinam. Kita funkcija yra, aišku, laikas. Yra aliarmas, kitaip tariant, žadintuvas. Šitų mygtukų mes keičiame kryptį šitos strėlytės. Pavyzdžiui, aliarmas yra būtent štai taip, nesumaišykite. Pakeisti, tarkim, laiką šitų mygtukų paspaudimu, tarkim 7 valandą, tarkime 10 minučių. Šitą mygtukų mes užfiksuojame ir jums skambės 7 valandą 10 minučių ryto. Šito mygtuku mes galim keisti, tarkime, sekundės, tarkim, galim nunulinti, galim keisti valandą, minutės, mėnesį, mėnesio dieną. Tai taip, ir savaitės dieną irgi galima keisti. Šitų mygtukų mes viską užfiksuojame. Ką daugiau būtų galima ir pasakyti. Jo, teisingai. Dar yra šita funkcija, signalas. Tai yra tiem žmonėm, kurie labai daug dirba ir nori, kad jiems primintų apie kiekvieną praeitą valandą. Tarkim, yra dabar 7 valandą ryto, tai reiškia 8 valandą rytą, apie kiekvieną praeitą valandą priminsim pyptelėjimų. Štai tai po pyptelėjimas bus tai toks maždaug garsas. Kaip jūs girdite, reiškia, jeigu jungsite šitą ir šitą, arba šitą, tai yra aliarmas žadintuvas, čia yra signalas, kuris primena apie kiekvieną praeitą valandą. Galit arba patraukti jo, arba padaryti vien žadintuvą, arba vien signalą, arba abudu iš karto. Šitų keičiam funkciją vėlgi. Aš tai taip, ką daugiau galim ir pasakyti. Aišku, mes šios laikrodžius pratestuosime ir testų rezultatai bus turbūt atsakys ir į kokybės klausimą, kad jeigu pasakyčiau labai kokybiškai, turbūt man nepatikėtumėt, tad pasistengsiu jums įrodyti, kad būtent taip ir yra. Tai yra japonų gaminys, rašo 5 atmosferos, nuo ATM iki 50 metrų gylio. Pats užraktas yra, pasižiūrėkite patys, kokia yra kokybė. Aišku, mes vis tai patikrinsime. Štai taip, mygtukai yra tokie, plasmasiniai, ne guminiai, pas dirželis yra guminis. Tai tiek. Ką, patikrinsim dirželio tvirtumą. Prikabinsime štai šią. Štai taip. Vieną pusę trauksiu į šitą, kitą į šitą ir žiūrėsime. Kiek? 9 kg rodo, ne? Nenori zrazą plyšti. Ką 10 kg buvo? Daugiau nebeina. Mano įtikinamas rezultatas, jo, kaip šitam laikrodžiui. Va štai toks yra dirželis pas mus. Tai yra pirmas testas. Numeris 2. Šitoj 3 metrų slogė pabandysim panardinti va štai šitus skmėjų laikrodžius. Tom patikrindami kartu su jumis, ar tikrai jie yra nepralaidus. Skelbiu LT nuotraukoje buvo panardinta vienas laikrodis į va štai šią stiklinę. Buvo skeptikų, kurie manė, kad panardinau, greičiau nufotkinau ir išėmiau, kad vis dėlto jie gali būti pralaidus. Ką pabandykime. Neria vienas, neria antras. Aš tai darau labai
Negailėdamas šių laikrodžių, aš tikrai žinau, kad jie yra tikrai atsparus tam vandeniui, nes prieš tai, kada pradėjau jais prekiauti, štai tokiu būdu pralaikiau laikrodžius apie savaitę. Įsivaizduojat, netgi savaitę. Ir šitie laikrodžiai netgi neprasojo. Štai taip. Jie atrodo. Vanduo tikras, jeigu čia falšo, jeigu čia fokuso. Tai taip yra. Aišku, savaitės mes iš jų nelaikysime. Tik tiek norėtų parodyti, kad tai nebuvo staigus įmirkimas į stiklinę ir ištraukimas, kad tam tik tai, kad kuo greičiau nufotinti. Šis laikrodis tikrai yra atsparus vandeniui, galima su juo netgi nardyti, kažkur tai žvejybų naudoti, rankas plauti, arba jį patį laikrodį išplauti, tarkime, kaip dirbu statybos, arba dar kažkur tai būna, kad išsimurznėjau rankas, galite su juo netgi nerti į vonią, nusiprausti duše ir be jokių problemų. Ką, tu jau pagalvosim, kaip ištraukti dabar. Šito bandysim traukti. Nu, tarpsme noriu, kad jau gatava, jau galima traukti. Vienas laikrodukas. Antras. Trečias. Ir paskutinis. Ką, košis neišėjo, marinato irgi. Išėjo puikus patikrinimas. Nu ką. Štai taip. Pabandysim atginti, kad aiškiau būtų matytųsi, kad tikrai neprisipylė jų vandens. Pirmas laikrodukas. Matosi puikiai, nu? Laikrodukas. Aišku, nusipirkę namuose gali pasižiūrėti patys, kad ir savaitę, kad ir mėnesį palaikyti. Ir manau, esu tikras, kad viskas bus gerai. Tai va. Štai taip. Nei lašelio. Ir trečias eksperimentas, ar jisai bijo šalčio. Tarkim, išeisite žiemą, kažkur tai ar žvejybai vėl žieminiai, ar medžiokliai, nežinau kaip patikrinti, nu sugalvoju taip. Gali savo įsivaizduoti, jeigu atlaiko tokius spaudimus. Pabandysim išimti. Nežinau, ar jums matosi, bet jisai vis dar eina. Matot? Kokia turėtų būti kokybė? Ne? Štai tokie laikrodžiai. Ką mes matome? Laikrodis ištrauktas iš poliarų. Lygiai taip pat gerai šviečia. Signalas lygiai toks pat geras.
nieko jiem neatsitiko. Skaitykim, kad iš ledo.